Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man nepavargsiu tai kartoti, labai džiugu sveikintis su jumis šiame YouTube kanale. Mes YouTube 2 savaitės nesimatėm, tai matėme su patronais kiekvieną savaitę, įdėjau patronam žadėtą video, na o į YouTube aš nespėjau sekmadienį sudėti video. Va tai va, atrodo mašinytės. Amerikietiška mašina. Parodysiu, kaip atrodo vidus. Pavaros ant vairo. Taip, aš atrodau su visom dėžėm apsikrovęs, bet gražu iš tikrųjų. Aišku, dar kelionė tolima. Pažiūrėkit, koks dangus. Wow, gražiausia valanda. Sustojom degalinėje, artėjom prie sienos, visai nedaug jau liko. Žiūrėsim, kaip seksis ją praeiti. 2:20 nakties, lietuviškų laikų. 2:30 atvažiavom. Nu ir dabar istorinis lipdukas dar vienas. O. Nu va. Зима, холодна, в темряві кров. Тримайся, брате, не впадай у злобу, руїни. Довкола душа, як лід, найгірша війна серед найближчих бід. Біля вікна стоїть матір в сльозах, кажуть, що живий, та в політиці страх. Світло зникає в тіні зброї, колиска дитинства горить у злобі. Укривай нас, небо синє, ми молимося вночі у темряві, знайдем силу в слові міцніє, це наш дім. Atvažiavome į didžiausias Lvive karių kapines. Neperduos, aišku, telefoną šito vaizdo, bet galite įsivaizduoti, kiek čia yra. Čia yra vadinamas Marso laukas, kiek čia yra palaidota karių. Atėjom ir mes atiduoti pagarbą. Nesinoriu čia labai plėstis, visi puikiai žino, kas vyksta Ukrainoje, vėlgi aš esu dėkingas tiem žmonėm, aš labai retai, nepiknaudžiaudamas, karts nuo karto jūsų paprašau paremti karius, kuriuos asmeniškai pažįstu. Vėlgi, nei cento nerenku, nurodau jų sąskaitas, paaiškinu, kam jie renka pinigus. Čia prieš kurį laiką, jeigu pavažiuotumėte Facebook mano laiko juostą atgal, tai pamatytumėte, aš prašiau padėti kariui, kuris rinko automobilį. Šiuo atveju kalba buvo ne apie visureigį, kalba buvo apie sunkesnę transporto priemonę. Pinigus, tai yra karys, kuris išėjo pirmomis karo dienomis į frontą, dirbo snaiperiu. Jisai prieš tai buvo medžiotojas, tai turėjo tikrai taiklę ranką, netgi su savo ginklu išėjo. Vėliau jisai šiek tiek keitė savo specializaciją. Na ir ačiū visiems labai, kurie prisidėjo. Tiesiog liūdna žinia yra ta, kad prieš keletą savaičių jisai žuvo. Jis buvo geras karys. Aukų yra labai daug ir ta situacija iš tikrųjų yra pakankamai tamsi, bet niekas rankų nenuleidžia ir visi supranta, kad tamsiausia valanda ateina prieš aušrą, tai galima tik tai palinkėti, kad Ukraina atstovėtų, atsilaikytų, jinai gina taip pat ir mus. Kalbant apie šitą kelionę, tai tik tai labai trumpai paminėsiu. Pirmiausia, susitikome su Artiomu. Jūs dabar matote jo nuotraukas, ant jo liemenės yra šaukinys deputatas. Ir kodėl deputatas? Dėl to, kad jisai Charkive buvo savivaldos lygio deputatas, municipalinėje politikoje dalyvavo, bet čia yra žinutė mūsų politikams, kai dabar per rinkimus visi riejasi. Idiotai, vadinantys save politikais, sukišo galvas į smėlį ir kovėsi, kad tik juos perinktų. Svaidosi abipusiais kaltinimais, bet jeigu ateitų ta valanda X, reikėtų pasikabinti savo kostiumą, rengtis jau uniformą, rengtis liemenę neperšaunamą, eiti į apkasus ir rizikuoti savo gyvybę. Įdomu, kiek iš jų tai padarytų. Tai vat, Artiomas yra pavyzdys, kuris tai padarė. Šiuo atveju mes vežėme jam ir ne tik tai jam tą paramą. Ir čia, aišku, reikia padėkoti Rimantei Stepienai, Vytautui Stepui, jų organizacijai Mušk Maskvėna Sotus. Kodėl Sotus? Dėl to, kad viskas prasidėjo nuo dėžučių. Tai yra, jie tiesiog rinkdavo maistą, sausą maistą ir ten įvairiausius kitus dalykus, kurie labai džiugindavo karius. Tos dėžutės keliavo tikrai po visą frontą ir po visą Ukrainą. Yra nuotraukų pačiose įvairiausiose vietose tos dėžutės buvo vertinamos. Na ir vėlgi mes ir šį kartą jų nuvežėme, tačiau lygiai taip pat Rimantė
su vyru surinko pinigus, nupirko automobilį, nupirko optiką, nupirko dronus. Reikia padėkoti Tomui Dabažinskui, kuris viską organizavo, Karoliui, Gediminui. Beje, Karolis labai skubėjo grįžti, nes jisai yra vienas iš savininkų ir dirba įmonėje, kuri užsiema sienomis. Na, ne šiaip sienų apdaila, tai yra iš molio daromas ten menas, grožis ir taip toliau. Šita įmonė vadinasi Barzdoti vabalai. Nedarau niekada reklamos nenusipirksi, jis ir neprašė reklamuoti, bet aš mačiau, žmogus turėjo važiuoti pas klientus su savo darbuotojais. Pirmadienį mes turėjome grįžti laiku ir jis tiesiog žiūrėjo laikrodį, kiek jam ten liko. Atsiprašau, jūs kur nors skubate? Taip. Sakiau, jeigu pavėluosim, tai aš tavo kliento viešai už tave atsiprašysiu. Nepavėlavom, čia tik tai man pritrūko laiko įdėti epizodą, bet aš tikiuosi, kad jūs dėl to labai nesupyksite. Nesitikėk, draugužiai. Na, o mes judame prie kitų temų. Lietuva visiškai kontroliuoja Adolfo Hitlerio kariuomenę, kurios tikslas išžudyti visus žydus. Kaip jie tai planuoja įgyvendinti? Na, jiems reikia būtent tavęs. Pala, čia Hitleris, holokaustas, viskas taip rimta. Ir kas iš viso kalba? Tai aš savo kanalą pradėjau kažkada nuo melo dekonstrukcijų. Ypač, kai mes kalbam apie melą, kuris yra naudingas Kremliui, apie melą, kuris kūrė įvairias sąmokslo teorijas, kurios įneša daug panikos ir susipriešinimo čia į Lietuvą. Ir man buvo labai svarbu parodyti, kur yra melas. Aš netgi savo kanalo šūkį pasirinkau, tiesa yra svarbu. Jau senokai aš nedariau tokių epizodų ir viso epizodo tik tai šiai temai aš skirti negaliu, bet dalį jo tikrai skirsiu. Tai jums turbūt yra tekę girdėti, bent jau dalį iš jūsų, tokį Alex Show. Rusijos prezidentas diktatorius daro sprendimus karinius eiti į Ukrainą, lygiai taip pat Zelenskis, Ukrainos prezidentas diktatorius, daro sprendimus eiti į Rusiją. Kom tai skiriasi, aš visiškai nesuprantu. Čia yra, kaip sakant, žmonių pačio išmislas. Vyksta toks kasdienis pokalbis apie tai, kad Zelenskis ir Putinas yra visiškai vienodi. Abu diktatoriai, abu siunčia savo žmonės myriop. Aš dabar net nebesigilinsiu į tai, kaip atrodo rinkimai Rusijoje ir kaip jie atrodo Ukrainoje. Kur vyksta demokratiniai rinkimai, o kur yra tiesiog rinkimų farsas ir imitacija. Aš dabar nesigilinsiu į tai, kas ką užpuolė. Tai yra, ar šitas karas iš viso vyktų, jeigu Putinas nebūtų užpuolęs Rusijos. Aš net nesigilinsiu, kiek teritorijos yra atplėšęs šiuo metu Putinas ir kiek teritorijos Rusijos šiuo metu savo rankose turi Ukrainos karinės pajėgos ir Zelenskis, kalbant apie Kursko teritoriją. Ir ką tai reiškia, kai tu esi puolamas, tu esi spaudžiamas ir tu nusprendi įžengti į priešo teritoriją, pirmiausia tam, kad turėtum svertą dėrybose dėl tos teritorijos grąžinimo ir antras dalykas tam, kad tu galėtum sustabdyti priešo puolimą, nes jis dalį pajėgų turėtų atitraukti gynybai, jeigu jam svarbi jo teritorija ir jo šalies piliečiai. Mes galime čia labai detaliai apie tai kalbėti, bet aš nematau jokios prasmės, tiesiog jūs turite suvokti maždaug, kas tai yra per žmonės ir koks yra šito pokalbio lygis. Aš kažkada pats buvau kviestas į Alex Show ir netgi sutikau tenai nueiti, nes peržiūrėjęs labai greitai šitą kanalą, pasižiūrėjau, kad ten buvo daug garbių žmonių. Na, tenai buvo Aurimas Valujavičius ne vieną kartą, Ilja Laursas, Andrius Užkalnis, Daniel Lupšits ir panašiai, kuris beje turi labai griežtą požiūrį ir į Rusiją, ir į Ukrainą, ir to požiūrio neslepia. Na ir man buvo keista, štai tokie žmonės ateina pas tokį podcasto vedėją, na ir aš suprantu, kad jie greičiausiai patys nesupranta, kur pateko. Kai aš pasižiūrėjau štai šito Alex Show podcasto vedėjo pokalbį su Aridu Jankumi, aš supratau, kad aš tikrai neisiu, nes ėjimas pas tokį žmogų reiškia šio podcasto rėmimą. Kai NATO pajudina į Lietuvą karius, tai rusam yra NATO arčiau Lietuvos. Lietuvoje tai parduoda kaip tai bus gynyba nuo potencialaus priešo Rusijos, ne? Kuris įrodė, kad jisai yra priešas ir žiūrėk, tai pasme yra... Lietuvoje koks priešas įrodė? Rusija, tai mūsų okupavę buvo 100 metų ir po to vėl okupavę buvo ir po to vėl... Bet tai dėl to, kad vokiečiai pirmą okupavo, ne? Ta prasme, tai jie galėjo mūsų palikti. O tai geriau, kad Hitleris būtų čia įvažiavęs į Mėmelį. Hitleris buvo įvažiavęs į Mėmelį, štai čia yra nuotrauka Hitlerio Mėmelyje. Tai nei geriau, nei blogiau, tai yra istorinis faktas. Taip pat istorinis faktas yra, kad Lietuva Rusijos buvo okupuota daug kartų iki Hitlerio. Mes galim prisiminti vasario 16, 1918 metų. Tuo metu Hitlerio net valdžioje nebuvo. Tai buvo
Pirmo pasaulinio karo pabaiga, Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę, dar mes galime prisiminti carinės Rusijos okupaciją, Kuriką Muravjovą Vilniuje, uždraustą lietuvišką spaudą ir panašiai. Vėlgi apie tai kalbėti daug prasmės nėra, bet aš pasižiūrėjau štai į šio podcasto vedėją, Alex Show podcasto vedėją, ir aš supratau, kad tai yra tas pats, kas kalbėti su kokiu nors Laurinu Maibachu apie politiką. Galbūt kažkam tai yra pramoga, bet jokios prasmės to daryti nėra, nes žmogus tiesiog nesusigaudo. Kas yra akivaizdu, kad nesusigaudinamas jis yra prokremliškų, prorusiškų pažiūrų. Jis labai simpatizuoja tam, ką daro Kremliaus režimas. Na ir aš tiesiog atsisakiau eiti į šitą podcastą, dar paskaičiau Arvydo Jankaus įrašą Facebook'e, kuriam visiškai pritariu, dabar čia jo atskirai necituosiu, bet jo esmė yra, kad kai einate į šį podcastą, turėkite galvoje, kad einate pas vatniką. Kas yra vatnikas, kas yra vata ir kodėl galvojat, kad jumis taip žmonės vadina? Tai man iš tikrųjų įdomu pačiam sužinot, kas tai yra, kaip jūs galvojat irgi, kas tai yra, nes tai išgalvotas žodis kažkoks. Vatnikas nėra išgalvotas žodis ir jisai nėra tai, ką aiškina Kremliaus troliai atėję į Alex podcastą. Vatnikas tai yra rūbas, lietuviškai tai būtų šimtasiūlė, na ir jo istorija yra paprasta, iš kur atsirado tas žodis vatnikas ir kodėl jisai asocijuojasi su okupantais ir su Kremliumi. Tai yra ilgą laiką carinės Rusijos ir net raudonosios armijos žiemos uniforma standartinė buvo karinis paltas. Rusiškai tai vadinasi Chanel. Na ir karinis paltas gražiai atrodydavo, jisai būdavo praktiškas ir jeigu mes pasižiūrėtume į pasaulio kariuomenės, na pavyzdžiui, tą pačią nacistinę Vokietiją, lygiai taip pat labai panašiais paltais rengdavosi ir nacių kariai. Jungtinėse Amerikos valstijose irgi labai panašiai yra situacija. Ten aišku viskas priklauso nuo klimato. Bet kai prasideda Antras pasaulinis karas, Sovietų sąjunga nėra tinkamai pasiruošusi ir labai greitai supranta, kad yra per brangu, per ilgai užtrunka, reikia per daug darbo ir medžiagų siūti štai šitos paltus. Todėl pasižiūrima į kur kas pigesnį variantą, kur kas greitesnį variantą. Anksčiau tas variantas šimtasiūlės buvo plačiai naudojamas pavyzdžiui lageriuose. Tai yra kaliniai žiemą buvo rengiami štai tokiais pačiais pigiausiais rūbais, tai yra vatinė šimtasiūlė. Lygiai taip pat galime prisiminti, pavyzdžiui, tremtinių nuotraukas, Lietuvos tremtinių nuotraukas, jiem irgi buvo duodamos šimtasiūlės. Tu gali labai greitai ir labai pigiai tokį rūbą pagaminti. Aišku, jis yra labai nepatogus, dėl to, kad kūnas jame praktiškai nekvėpuoja, tu visada prakaituoji, tu visada esi antisanitarinėse sąlygose, nuo tavęs smirda, tai yra įvairių ligų klausimas ir panašiai. Būtent todėl kitos kariuomenės nenaudojo tokių štai šimtasiūlių, tačiau jų buvo prigaminta tiek, kad 1942 metais Stalinas pasirašo įsakymą, oficialiai pakeičia žiemos uniformą ir ne tik tai kariams, bet ir tiems žmonėms, kurie padeda kariams, ten paramedikams ir panašiai, jie visi yra perengiami į šimtasiūlės dėl to, kad jų yra prigaminta labai daug, sandėliai lūžta. Beje, jūs nesunkiai rasite ir medikų su šimtasiūlėmis, ir statybininkų su šimtasiūlėmis bendrai. Tiesiog šalis užpilta yra šito pigaus rūbo, tačiau, pavyzdžiui, paties Stalino su šimtasiūlė jūs niekada gyvenime nepamatysite. Jis visą laiką nešiojo karinį paltą. Šimtasiūlė arba vatnikas taip ir liko simbolis Sovietų sąjungos tokio technologinio atsilikimo, pigaus daikto, nepatogaus daikto, tačiau niekam nerūpi žmogaus. Imk, nešiok, pasižiūrėkite, kiek dabar žmonių, kai gali rinktis laisvos rinkos ekonomikos šalyse, kiek iš jų vaikšto gatvėje arba žiemą vaikšto su vatnikais. Kodėl neperka, kodėl nesisiūna. Tai šiuo atveju, kai mes kalbame apie žodį vatnikas, tai asocijuojasi su sovietų kariuomenė, kuri Lietuvoje buvo okupantai, darė čia žiaurius karo nusikaltimus, tai asocijuojasi štai su visais šitais dalykais, apie kuriuos aš kalbėjau. Ir tai, kad Stalinas pats nenešėjo vatniko, labai daug ką pasako. Tai buvo ir tai liko pačio žemiausio sluoksnio. Tai yra žmonių, kurie nieko daugiau negali, kurie neįperka, kurie nesugeba, kuriem valstybė štai davė vatniką, davė kastuvą į rankas arba automatą rankas ir pasiuntė dirbti simboliu. Jis palaiko rusus. Viskas. Čia viskas, ką jis pasakys. Putino bipčiulpys. Jo. Šiuose ir kitose pokalbiuose podcasto kūrėjas viešai skundžiasi, kad nuo jo nusisuko auditorija, taip pat nusisuko rėmėjai. Aš čia gal naudočiau vienaskaitą, nes mačiau vienintelį rėmėją, tai yra viena lošimų bendrovė, kuri matyt nusprendė, kad net ir jai tokios pokalbių temos yra nepriimtinos. Tačiau podcasto kūrėjas kurį laiką, vėlgi bendravęs apie tai su svečiais, šią savaitę įrašo video,
kuris yra 5 minučių trukmės ir tame video jisai tiesiog kalba apie tai, kodėl jam yra gėda būti lietuviu. Įvardina 3 priežastis, kodėl jam gėda. Aišku, gėda yra labai subjektyvus jausmas. Čia į tai gilintis net neverta. Gali būti gėda dėl skirtingų dalykų skirtingiems žmonėm, bet šiame 5 minučių video, vėlgi jisai skaito tekstą, tas labai aiškiai matosi, jisai paliečia labai jautrias temas. Jisai paliečia holokaustą, lietuvių trėmimus, jisai paliečia labai daug dalykų, apie kuriuos reikia kalbėti labai atsargiai, nes tu įžeisi labai daug žmonių, tu gali net ir baudžiamą atsakomybę savo užsitraukti. Ir man pasidaro labai keista, nes vėlgi, skaitant tekstą, ir mes kalbam apie 5 minučių video, na kiek tu gali padaryti faktinių ir loginių klaidų, jeigu tu pats tą tekstą rašai. O gal tu tą tekstą kažkas parašė ir tavo finansinės problemas turėdamas galvoje pasiūlė perskaityti? Vienas iš žymiausių lietuvių bendradarbiavimo atvejų buvo Kauno pogromas 1941 metais, kai lietuvių sukarintos pajėgos dalyvavo 100 žydų žudynės. Kalba čia apie 1941 metais birželio 25 dieną įvykusi Kauno pogromą arba žudynės Lietūkio garaže. Jos yra pakankamai gerai dokumentuotos, beje apie šitą žudynės yra net filmas pastatytas, Izaokas, vadinasi, tikrai siūlau pasižiūrėti. Tikrai neverta pradėti dabar kalbėti apie holokaustą Lietuvoje ir Europoje, milžiniška didžiulė tema. Lietuvoje net baudžiamoji atsakomybė yra numatyta už holokausto neigimą, tai akivaizdu, kad niekas neneigia, jog prieš žydus kaip tauta buvo vykdomas genocidas ir tai yra didžiulis nusikaltimas žmogiškumui, bet kai tu kalbi apie tokią jautrią temą, norėtųsi šiek tiek daugiau tikslumo. Tai sakoma, kad Lietūkio garaže buvo nužudyti 100 žydų. Galime tiesiog atsiversti Visuotinę lietuvių enciklopediją, jūs matote, yra ir nuotraukų iš žudynių, yra ir paminklas stovintis šiuo metu šioje vietoje, na ir tiesiog cituoju, pagal skirtingus duomenis garaže nužudyta nuo 50 iki 70 žydų. Čia yra išvardinta net ir žymiausių iš jų vardai ir pavardės. Galima būtų sakyti smulkmena, bet kai tu klausaisi toliau podcasto vedėjo, tu supranti, kad su skaičiais jis tikrai nedraugauja. Jie išvažiavo, daug kas liko, 100 milijonų. Ką tu patartum? Ką tu darytum Ruso vietoj? Negalėjo 100 milijonų rusų likti, nes prieš karą Rusijoje buvo 140 milijonų žmonių. Toks yra gyventojų skaičius. Na ir vėlgi į klausimą, ką daryčiau Ruso vietoje, pasirinkimų yra nemažai, bet blogiausias iš jų yra rengtis vatniką, imti rankas automatą ir važiuoti žudyti savo šalį ginančių žmonių, o paskui žūti pačiam. Dabar ar galim laikyti, kad NATO daro proxy karą Ukrainai? Lygiai taip pat negalim. Aš tik grįžtai, nes ta prasme, kam jiem ten tas karas, ta prasme, jie tiesiog... Dėl daug visokių priežasčių, kam? Dėl pinigų, dėl NATO vis tiek dirbo, pas mus atsirado iš kažkur Rheinmetall kompanija, kuri ta prasme... Dėl to, kad mums reikia dabar turėti savo kažkokią pramonę, mes pamatėm, kad mes neturim čia ne savo pramonę, čia amerikiečių didžiulė, trilijoninė ten kompanija. Pirmiausia, Rheinmetall nėra JAV kompanija, tai yra Vokietijos kompanija, bet aš nesuprantu, ar tikrai laidos vedėjas, podcasto vedėjas nesusigaudo, kas yra trilijonas, nes trilijonas yra 1000 milijardų. Bendrai yra labai nedaug pasaulyje kompanijų, kurios tokią ribą peržengia, pavyzdžiui, tokios kompanijos kaip Microsoft arba Nvidia. Mes galime nueiti į oficialų Rheinmetall tinklalapį ir pasižiūrėti, kad praėjusiais metais bendrovės pajamos, tai yra pardavimai, buvo 7 milijardai 176 milijonai. Na ir bendrovė prognozuoja, kad šiais metais pavyks perlipti per 10 milijardų apyvartą. Taip pat Google pagalba mes galime nesunkiai pasižiūrėti bendrovės akcijų kainą, kuri aišku didėja nuo karo pradžios 22 metais, taip yra su visomis karinės pramonės bendrovėmis. Na ir jūs matote, kad bendra kapitalizacija visų akcijų šiuo metu yra 22,68 milijardai. Skirtumas yra 100 kartų nuo trilijonų ir akivaizdu, kad vedėjas tiesiog nesusigaudo skaičiuose, taip pat jisai nelabai skiria Vokietijos nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir tai matosi taip pat ir iš ištraukos, kurią aš jums rodžiau. Kai lietuvių sukarintos pajėgos dalyvavo 100 žydų žudynės. Rodomi balti kryžiai nieko bendro neturi su žydų žudynėmis nei Lietuvoje, nei kažkur kitur. Kalba čia yra apie Prancūziją, tai yra garsiosios Normandijos kapinės, jūs čia matote, kad yra ir taip pat kryžius su Dovydo žvaigžde, dėl to, kad čia buvo ir žydų karių žuvusių, tačiau tai yra kapinės skirtos garsiam išsilaipinimui Omaha Beach, kai sąjungininkų kariuomenė atidarė antrą frontą ir turbūt daugelis matė labai daug filmų apie tai, kaip atrodė tas išsilaipinimas prieš įsitvirtinusi paplūdimyje priešą.
Mūsų kelionė tęsiasi. Ar tu žinai, kad visi tavo tėvai ir seneliai gimė iki 1990 metų turi rusišką pasą? Tai yra absoliutus melas ir yra lygiai priešingai. Tai yra nei vienas žmogus, nesvarbu kokia jo tautybė, nesvarbu kokioje pasaulio dalyje jis yra gimęs, iki 1990 metų negalėjo turėti šito rusiško paso. Niekas negalėjo turėti Rusijos federacijos pasų, nes tuo metu tokio dalyko kaip Rusijos federacija neegzistavo. Rusijos federacija yra įkuriama 1991 metų gruodžio 12 dieną. Kitaip tariant, besmegenis arba neskiria Sovietų sąjungos nuo Rusijos federacijos, kur Rusija buvo viena iš sovietinių respublikų, arba tiesiog bukai skaito, ką jam parašė. Ar bent įsivaizduoji, kiek daug lietuvių bendradarbiavo su sovietais, kad galėtų išskųsti savo kaimyną ir išvengti trėmimo patys? Įsivaizduoju, turbūt manai, kad tai trilijonai, bet jeigu rimtai, čia atsiranda naratyvas, tai yra siužetinė linija, kurią mums reikia aptarti šiek tiek detaliau. Šie blogieji lietuviai dalyvavo trėmimuose ar persekiojime kitų gerųjų lietuvių, tokių kaip pasipriešinimo kovotojų, intelektualų ir nacionalistų. Šioje vietoje man neliko abejonių, kad lošimo bendrovę pakeitė Latvių gatvė. Latvių gatvė yra Rusijos ambasada, nes būtent šitie naratyvai Kremliaus ir buvo labai plačiai tiražuojami. Aš tik tai priminsiu, kad kažkada ta diskusija nėra pasibaigusi, dabar jinai yra prigesusi, buvo diskusija apie geruosius ir bloguosius rusus. Beje, pati Rusijos opozicija į užsienį išvykusi ją ir pradėjo. Pavyzdžiui, Garis Kasparovas buvo vienas iš tų, kurie siūlė gerųjų rusų pasus išdavinėti, kuriem neva tai būtų lengva judėti po pasaulį, visokios ten privilegijos galėtų būti taikomos lyginant su kitais rusais. Na ir Kremliaus propaganda tą labai lengvai išnaudoja, sakytami, žiūrėkite, jie čia dalina tautą, priminė tą patį Adolfą Hitlerį ir panašiai. Tai kai tu kalbi apie gerą arba blogą rusą, arba gerą arba blogą lietuvį, tu gali apie tai kalbėti vieninteliam kontekste, žmogaus pasirinkimo kontekste. Ir dabar pasižiūrėkime labai detaliai. Tai yra, ar rusai šiuo metu turi pasirinkimą ar neturi? Be abejo, kad turi. Sienos yra atviros, tu gali išvykti. Tu gali rinktis, ar tu eini tarnauti į jėgos struktūras, ar tu dirbi kitą darbą. Niekas tavęs prievarta, pavyzdžiui, į kokią nors Rosgvardiją arba į kokią nors ten policiją dirbti ar į prokuratūrą neverčia. Vėlgi, labai daug žmonių už pinigus eina kariauti, labai daug žmonių atvirai reiškia savo paramą Putinui. Galime prisiminti vėlgi Lietuvą, kai čia ateina okupantai, sienos yra uždarytos, na ir štai tas pats Alex Show vedėjas sako, žiūrėkite, jie išdavinėjo vieni kitus. Tai dabar paaiškinkite man, jeigu pas tave ateina NKVD būrys, į tave yra nukreipiamas pistoletas arba automato vamzdis tau įremamas į galvą ir yra sakoma, dabar pasakyk man, kur yra partizanas, arba pasakyk man kažkokią kitą informaciją. Ar žmogus, kuris tokią informaciją tokiamis aplinkybėmis išduoda, jis yra blogas lietuvis? Kuris neišduoda, yra didvyris, sutinku, bet tas, kuris išduoda, jis negali būti vertinamas savokomis blogas arba geras. Klausimas yra apie jo išlikimą, savisaugos instinktą ir tai yra klausimas okupantui, jisai nepalieka pasirinkimo. Klausimas, tu manai, kad Putinas žudikas? Taip. Ar tu manai, kad Zelenskis žudikas? Žiūrėk, jeigu aš manau, kad jisai, žiūrėk, pirmas dalykas jisai ginas, tiesiog čia esminis dalykas. Gerai, bet čia nemanau, Ne, tai ir yra klausimas apie pasirinkimą. Jeigu tave kažkas užpuolė su peiliu ir stengiasi tau durti, o tavo rankose pistoletas ir tu jį nušausi, tu nebūsi joks žudikas. Tu gynėsi, tu neturėjai pasirinkimo. Ir priešingai, jeigu tu su tuo pačiu pistoletu užpulsi nekaltą praeivį ir jį nušausi, tu būsi žudikas. Negi jis nesupranta tokio paprasto dalyko. Stalino režimas žudė ir savus. Skaičiai nėra tikslus, bet maždaug 10 milijonų sovietų buvo išžudyti jo valdymo metu. Tai tik tai parodo, kad yra gerų sovietų ir yra blogų sovietų. Yra gerų lietuvių ir yra blogų lietuvių. Yra gerų rusų, yra blogų rusų. Šiame teiginyje trūksta logikos. Tai yra, žmogus sako, kad Stalinas nužudė daug žmonių ir visi tie žmonės buvo geri sovietai arba geri rusai. Tai paprasčiausiai nėra. Čia labai iliustratyvus atvejis yra pavyzdžiui Nikolajus Ježovas. Jisai 1936 metais tapo NKVD vadovu. NKVD tai yra Narodny komisariat внутренних дел arba vidaus reikalų liaudies komisariatas.
Jisai vadovavo labai neilgai, savo vadovavimą jis pradėjo nuo to, kad sušaudė daugelį iki tol buvusių NKVD vadovų, nes jie buvo paskirti jo pirmtako Genricho Jagodos. Na, o 39 metais, balandžio 10 dieną, jis pats yra suimamas ir 40 metais, vasario 4 dieną sušaudomas, dėl to, kad jis apkaltinamas pasikėsinimo į Josifą Staliną organizavimu. Įvyksta tikra egzekucija, jis yra išrengiamas nuogai, sumušamas, vėliau nušaunamas kaip šuo. Ar mes galime sakyti, kad tai yra geras sovietas arba geras rusas? Tai yra žmogus, kuris pats padarė labai daug nusikaltimų ir pats nužudė daug kitų gerų ar blogų sovietų, gerų ar blogų rusų. Mes tiesiog galime konstatuoti, kad tokie totalitariniai režimai, jie yra pasmerkti pradėti naikinti save iš vidaus. Mes labai gerą paralelę matome ir dabar. Tas pats Putinas žudo labai daug žmonių, kurie jį supo ir kurie buvo jo valdžios piramidės pagrindas. Na, pavyzdžiui, tas pats Prigožinas, prisiminkite, jisai vadovauja Wagner, važiuoja kariauti į Ukrainą, ima Bachmutą, tada atsuka savo kariuomenę prieš Putiną, numuša keletą lėktuvų, vėlgi ten yra aukų ir Putinas išsigandęs galų gale su juo susitarė, kad jo nelies, tik tai tu patrauk savo kariuomenę, o vėliau tiek Prigožinas, tiek Utkinas, tiek visa Wagner vadovybė yra susprogdinama lėktuve. Ir viskas. Anksčiau buvo draugai, dabar yra priešai. Ar dėl to mes sakom, kad Prigožinas yra geras rusas? Rusija jūsų neužmirš. Persikelkime į šiandieną. 2024 metai. Lietuvos komikai. Na tai patys juokingiausi mūsų Lietuvos komikai. Mūsų pasididžiavimas. Aš iš tikrųjų dėl įdomumo pasidomėjau, ką reiškia žodis komikas lietuvių kalbos žodyne. Ogi, atsakymas numeris 1 - tai aktorius, juokdarys, asmuo turintis gerą humoro jausmą. Taigi, porą video jums, kad pasijuokti. Vietinio chlamo pas mus. Kažkaip juos gaudyti ir šaudyti, ar ten dar kažką daryti, nenorėčiau. Ne, bet tu nesupratai klausimo, juos gaudyti ir šaudyti reikia ne dėl to, kad jie vatnikai, o dėl to, kad jie šūdai yra. Kompanijoje kažkokių problemų, jeigu jis yra aiškiai mažuma, bet jeigu jų tik daugiau, jie yra... Jos reikia į atskiras kameras. Mama klauso rusiškos muzikos garsiai, tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Plačiai nuskambėjo Algio Ramanausko pasisakymai, teko dalyvauti ir debatuose, na, kaip vertintojų, kaip klausytojų 15 minučių, tai visi praktiškai debatų dalyviai išsitraukė šitą argumentą ir stengiasi visaip kaip aiškinti, kaip jie gina Lietuvoje tautinės mažumas, tarsi Algis Ramanauskas juos pultų. Beje, aš iš karto pasinaudodamas progą pasakysiu, kad kitas epizodas pasirodys kitą savaitę, ne sekmadienį, o šeštadienį, sekmadienį rinkimai. Aš tradiciškai padarau epizodą skirtą rinkimam, ar tai būtų prezidento rinkimai, ar Seimo, ir aš tiesiog nebespėju, todėl noriu padaryti šitą epizodą, parodysiu melagienų iš debatų, dekonstruosiu jas, papasakosiu, už ką balsuoju aš, bet įstatymai to neleidžia sekmadienį paleisti, todėl paleisiu šeštadienį ryte. Na, o grįžtant prie Algio Ramanausko, ir aš nesiplėsiu dabar savo vertinimais, nemanau, kad jam reikia mano vertinimo, aš tiesiog jūs grąžinsiu 2 metus atgal, kai šito skandalo dar nebuvo, aš kalbėjausi su Algiu Ramanausku, ilgas, beveik 2 valandų interviu, galite pasižiūrėti, rekomenduoju, ir štai ką jis tada pats sakė. Dabar nepanašu, kad aš bėgioju, bet buvo laikas, kai aš daug bėgioju, reikia grįžti iš tikrųjų ir mes svorį. Aš galiu visiškai bėgdamas klausyti Rusiją radiją ir manęs tai niekaip netrigerins ir ta prasme aš ten išgirsiu kokius nors dalykus, kuriuos kažkada seniai girdėjau. Tau reikia gydyti. Aš supratau, tai aš noriu pasakyti, kad kartais, žinai, vargu ar mane, sakykime, kaip nors galima būti susijęs su kokiais nors vatnikais ar rusais. Ne, tikrai ne. Ir veiksmai, ar ne, parodo, ta prasme, ar tas Ukrainos kontekstas ir panašiai, bet kai kurie dalykai, kai kurie apibendrinimai, aš puikiai suprantu, kai žmonės labai greitai jo savo prisitaiko. Ir tada tu pradedi, tau atrodo, kad jie įsižeidžia, bet jie neįsižeidžia, galvoja, tas žmogus, kuris padarė apibendrinimą, greičiausiai nelabai susigavo. Aš tokiu būdu, taip, tas irgi, ir aš pripažįstu, kad aš tokiu būdu įpriešinu labai didelę masę žmonių. Taip, bet ką darysi? Yra dar kitas dalykas, kurį aš norėčiau šitoje vietoje įterpti. Yra toks dalykas kaip tolerancijos thresholdas, kaip čia, kartelė gal šiuo atveju. Matai, yra žmonių, aš pažįstu žmonių, kuriems yra prieinama ir suvokiama labai aukšto lygio, tarkim, kinas ar muzika, kurie gali klausyti ir suprasti, klausydami ten Wolfshortą, ar ten McLaughliną, ar ten Zappą. Ir lygiai taip pat jiems prieinamas aukštasis kinas, žinai. Bet jie visiškai
lygiai taip pat tolerantiškai žiūri į kokį nors lietuvišką šūtfilmį, kur tie dažnai siaubingi aktoriai, kurie iš esmės yra rusiškos mokyklos aktoriai, kalba su tom baisiom intonacijom, rėkuoja ir pervaino banalybę. Bet jie tą irgi vartoja ir jie sako, ten tas ir tas fantastiškas aktorius. Supranti, tai jų tas thresholdas yra va čia kažkur. Bet tai nereiškia, kad jie durniai, nes jie supranta ir tai, kas yra viršuje. Pas mane yra šitaip kažkur. Ir tai ko gero mano bėda yra. Vargu, ar Algis Ramanauskas, pas kurį aš taip pat nekartą esu buvęs, atiminėtų iš manęs vaikus ir mane šaudytų dėl to, kad aš karts nuo karto pasiklausau rusiškos muzikos ir bendrai Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie klausosi rusiškos muzikos ir aš jam sakiau, kad tokie apibendrinimai, aišku, kad juos trigerina, na ir jisai sakė, kad tai yra jo bėda, bet ta bėda yra labai lengvai paverčiama skandalu, kai tu išėmi iš konteksto frazę, akivaizdu, kad tai yra hiperpolizacija, kad yra humoras, aš kažkada jau Facebook'e rašiau, kad jeigu tu sakai, jog žmogų už čepsėjimą prie stalo reikia sodinti į kalėjimą, tai nereiškia, kad tu jį sodinsi į kalėjimą. Tai reiškia, kad tau nepatinka čepsėjimas, kaip ir Algio Ramanausko atveju, jam nepatinka rusiškas popsas. Bet kas atsitinka? Yra išimama jo frazė, padaromas skandalas ir juokingiausia, kad į tą skandalą iš viso nieko dėti žmonės yra įtraukiami. Alex Show savo viršeliui apie tai, kodėl jam gėda būti lietuviu, pasirinko Dominiką Klajumą ir Petrą Gražulį. Klausimas, kuo čia dėtas Dominikas Klajumas? Jūs jau girdėjote Alex Show podcaste pateiktą Klajumo citatą, labai trumpą, apkarpytą, o dabar išgirskite ją visą ir supraskite kontekstą. Ir aš vis tiek sakysiu, kad ir kaip mane visi tie Vaitkusai ir visi tie šitie, kur scrollini TikToką ir za Vaitkusą visi komentarai ironiškai, kuris aiškina, kad nėra vatnikas. Ten nuo mūsų ta demokratija ir mano savijauta atrodo turi leisti gyventi bet kaip, bet kam. Ir aš, kaip mokesčių mokėtojas, pinigų, kaip žmogus, kuris nebenori vapšė to sovietinio chlamo pas mus, kažkaip juos gaudyti ir šaudyti, ar ten dar kažką daryti, nenorėčiau. Ne, bet tu nesupratai klausimą, juos gaudyti ir šaudyti reikia ne dėl to, kad jie vatnikai, o dėl to, kad jie šūdai yra. Gerai, pakalbėkime rimtai. Žiūrėk, aš su tavim labai sutinku ir pats nors pats mėgstu ir pajokauti kaip dabar, bet ir vieno tokio pajokavimo, pusiau pajokavimo atveju mane ir Jakeliūnas ten padavė į prokuratūrą, bet ten nelabai ką pešė. Labai ilga citata, kol neužsimiršo, tiesiog iš eilės prisiminkime, kas buvo pasakyta. Tai yra Dominikas Klajumas sako lygiai priešingai nei tai, kas yra iškirpta ir įdėta į Alex Show podcastą. Tai yra, jisai sako, aš kaip mokesčių mokėtojas, nepaisant to, kad man nepatinka visos tos sovietinės šiukšlės, man nepatinka Kremliaus troliai, visokie vaitkai ir taip toliau, aš nenoriu, kad jie būtų gaudomi, šaudomi ir taip toliau, kiekvienas demokratinėje valstybėje gali daryti, ką nori. Čia galima diskutuoti, ar ta pozicija yra iki galo teisinga, aš galbūt turėčiau šiek tiek kitą poziciją, bet tai pasako Dominikas Klajumas ir tie patys Kremliaus troliai jo žodžius apverčia ir įdeda tai, kas jam naudinga. Na, kiek tai yra garbinga, spręskite patys. Ir ką pasako Ramanauskas, lygiai taip pat. Pirmiausia, jis pasako, aš suprantu, tai yra provokavimas, tai yra juokavimas ir aš jau esu už tą juokavimą sulaukęs teisėsaugos dėmesio ir dabar jis jo vėl sulaukė, vėl pradėtas ikiteisminis tyrimas, jis sustabdė savo narystę konservatorių partijoje, vėlgi rinkimų kontekstas dar prisideda, dėl ko tas skandalas ir kilo. Taip pat jisai sako, aš sutinku, kad liberalioje demokratijoje, atstovaujamoje demokratijoje, na, žmonės turi teisę turėti net ir tokias labai radikalias, nestandartinės nuomonės. Aš pridėčiau, kol tai neperžengia įstatymų. Būdamas prie stalo su baltarusiais, tu niekada nepasijusi taip, lyg būtum su rusais. Su rusais yra taip. Jeigu mes 5 ir rusas 1, viskas gerai. Bet jeigu mes 9 ir rusai 5, jie yra... Rusas nekelia kompanijoje kažkokių problemų, jeigu jis yra aiškiai mažuma. Bet jeigu jų tik daugiau, jie yra... Jos reikia atskiros kameros. Jie yra tokie velikadržavniai. Kur jūs pabėgot be mūsų? Kur? O čia yra pilna Edmundo Jakilaičio citata. Jisai pats nekalba apie jokius šaudimus, vaikų atiminėjimus arba kameras. Tiesiog jisai pasakoja apie savo įspūdžius bendraujant su rusais, kad kai rusų kompanijų yra daugiau, tai jie jaučiasi šeimininkai. Jie sako, kur jūs čia pabėgot iš Sovietų Sąjungos, pasakoja apie jų ten keliones į Kanus
ir panašiai. Na ir Algis Ramanauskas čia įterpė, vėlgi matyt, bandydamas pajokauti, kad čia juos reikia atskirose kamerose laikyti. Edmundas net nesureaguoja, bet vėlgi imamas fragmentas, kur yra paminėtos kameros, šalia Edmundas Jakilaitis, viskas, tu jį įdėjai štai į šitą kontekstą ir dedi į Alex Show podcastą, neparodydamas pilnos citatos. Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos... Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. Ne. Čia Algis Ramanauskas kalbasi su Vytautu Sinica. Ir Vytautas Sinica man labai nepatinka. Kitą savaitę aš kalbėsiu apie politinės partijas, bet kai tu pasakai kažką, to vis tiek reikia pateikti argumentus, kodėl tu tokį teiginį pasakei. Tai aš tiesiog sakau, kad Vytautas Sinica yra žmogus, kuris gali protingai kalbėti, bet yra melagis. Ir bet kada, kai tik tai atsiranda situacija, kai tas vertybinės pozicijas reikia patvirtinti, na, kažkokiais veiksmais, tu pamatai, kad žmogus iš karto bėga į krūmus, slepiasi ir taip toliau. Aš pats su to susidūriau labai paprastoje situacijoje. Vyko prie Seimo mitingas, kuris virto riaušėmis, kuriame rinkosi antivalstybininkai. Dabar daugelis jų jau yra už grotų. Ten susirinko labai marga publika, prisimena Dovydo žvaigždės ir panašiai. Ir tenai ant scenos lipo Jurga Lago. Ir aš sakiau Vytautui Sinicai, kad žiūrėkite, tai yra jūsų politinė bendražygė. Jinai su nacionaliniu susivienimu kandidatavo į Europos parlamentą ir jinai yra artima Sinicos draugė. Aš ten nuotraukas įdėjau, parodžiau. Jos tekstai yra Pro Patria sudėti portale. Ir tada jisai staiga puolė mane, sukvietė vėlgi ten krūvą nacionalinio susivienimo trolių. Aš iškart prisiminiau Laisvės partijos trolius, kai aš padariau vienas iš pirmųjų video apie nacionalinį stadioną Vilniuje ir kiek tai yra skandalingos statybos. Ir visi pradėjo mane pulti, žiūrėk, tu čia kažką meluoji ir taip toliau, nors aš tiesiog faktais parodžiau, kad Sinica su Lago yra susijęs ir jam tai reikėjo tiesiog patvirtinti ir pasakyti. Arba žiūrėkite, tai buvo klaida ir aš atsiriboju nuo šitos mens, arba taip, tai yra mano artimas draugas politinis bendražygis ir man visiškai nusispjauti, kad jinai štai tokiuose renginiuose dalyvauja ir štai tokius dalykus nuo scenos sako. Čia dar vienas tekstas į tą temą. 21 metų rugpjūčio 10 diena portalas 15 minučių mitinge prie Seimo pasirodęs Vilius Tarasovas sulaukė kolegų kritikos. Na ir čia kalba apie tai, kaip Vilius Tarasovas džiaugiasi ir giriasi sudalyvavęs antivalstybininkų akcijoje, kuri galų gale virto riaušėmis. Praeina metai, netgi daugiau negu metai, 22 metų lapkričio 26 diena Vytautas Sinica dalinasi šitą nuotrauką su Klaipėdos fainučiais. O čia jau šie metai, visai neseniai, rugpjūčio 3 dienos tekstas portale Delfi, skandalingoji ledų šventė. Po didinamuoju stiklu scenoje Mija pasirodė Violeta ir Vilius Tarasovai, Sel. Nemažai atlikėjų atsisakė dalyvauti reklaminėme Uspaskicho renginyje. Na, bet šitie fainučiai neatsisakė. Pavyzdžiui, Biplanai buvo net ir sutikę, bet vėliau savo sutikimą atšaukė. Tai kalbant apie Vytautą Sinicą, vėlgi, turbūt jeigu vyktų kokia nors diskusija, sakytų, nu tai žino, čia mano draugai, pažįstami, nepainiokim politikos su muzika ir taip toliau. O aš tiesiog sakau, kad aš prisimenu Vytautą Sinicą dar iš frakcijos valstiečių Seime laikų. Na, žmogus kažkada buvo pas konservatorius, buvo Bilotaitės padėjėjas, vėliau atėjo pas valstiečius, buvo Jovaišos padėjėjas, kartais ateidavo į frakciją ir tokio nuolankesnio, tylesnio, labiau patarnaujančio žmogaus aš niekada nesu matęs. Niekada jis niekam neprieštaravo, niekada nei dalyvaudavo kažkokiose diskusijose. Žodžiu, žmogus, kuriam gerai yra su visais, kuriam gerai ir su valstiečiais, ir su konservatoriais, dabar su nacionaliniu susivienimu, ir su Lago, ir su Tarasovu, ir su Algiu Ramanausku. Tai šitoj vietoj, kai aš girdžiu jį kalbant apie vertybės, na, man kyla labai didelis klausimas, kiek tomis vertybėmis jis pats vadovautųsi. Ir dar vienas labai geras pavyzdys, tai kas įvyko su nacionaliniu susivienimu, kai jie buvo išrinkti į Vilniaus savivaldybės tarybą, kai frakcija iš karto subirėjo. Aleksandras Nemunaitis dabar visur akcentuoja, kad aš nesu su šita komanda, vėlgi ten rašo savo įrašus, kuria savo kažkokią politinę jėgą ir tai labai nesudėtinga prognozuoti, kas atsitiktų, jeigu jie patektų į Seimą. Bet dabar, vėlgi, aš pasakiau tuos argumentus dėl to, kad esu priverstas kalbėti apie Sinicą, daugiau apie tokius dalykus pasikalbėsim šeštadienį, o dabar aš sakau, nepaisant to, kad man Sinica labai nepatinka, jisai vis tiek nenusipelno to, ką padarė Kremliaus troliai. Tai yra, pasiklausykite, ką jis anksčiau kalbėjo tame pačiame pokalbėje, čia tiesiog keliom minutėm anksčiau su Algiu Ramanausku. Tėvas, kuris vaikšto su kroksais ir keikiasi rusiškai, jau yra pakankamas būti įvertintų kaip išgama ir iš jo atimti vaikai. Ir jeigu tu manai, kad aš juokauju, tai tu labai klysti. Aš aišku tirštinu. Arba tu labai klysti. Aš labai tirštinu. Beje, tame pačiame pokalbėje Algis Ramanauskas kalba ne tik tai apie žmonių, kurie klausosi rusiškos muzikos vaikus. Suieškoti kaimuose šeimas, kurios bent jau negeria.
ir duoti jiems socialinių išmokų ir benefitų ir mokestinių lengvatų, kad jie gimdytų vaikus, tie, kurie negeria, bet tos vaikus atimti ir juos auginti čia, pas tave namie, nacionalinio susivienijimo vardo pensionate, vaikų namuose. Nu jūs maždaug jau supratote, kokio rimtumo tai yra pokalbis ir kaip į Algį Ramanauską reaguoja pašnekovai, bet vėlgi, kai tu tai iškerpi, kai tu tai parašai tekstu, įdedi į kabutes, tai gali atrodyti kaip labai rimtai pasakytos mintis. Gatvėje labai aišku, kai vyksta konfliktas. Vienintelis būdas išvengti pavojų yra išvengti konfliktų. Karuose vienintelis būdas išvengti mirčių ir karo yra sėsti prie stalo ir tartis demokratiniu būdu. Visi karai istorijoje baigėsi prie derybų stalo. O kai kurie klaunai to nesupranta, arba nenori suprasti. Atsirinkite žmonės, kuriuos sekate ir žiūrite, nes kitaip patapsite tokie patys. Būkite drąsūs. Iki rytojaus. Čia paskutinė video minutė ir toliau skaičiuojame faktinės klaidas bei nesąmonės. Gatvėje labai aišku, kai vyksta konfliktas. Vienintelis būdas išvengti pavojų yra išvengti konfliktų. Palaukit, kai vyksta konfliktas, vienintelis būdas išvengti pavojų yra išvengti konflikto. Čia laikai nesuderinti ir logikos jokios nėra. Čia tas pats, kas pasakyti, einant per ledą, kai įlūžai ir pradėjai skęsti, vienintelis būdas nenuskęsti yra neiti per ledą ir neįlūžti. Tai yra visiškas absurdas. Greičiausiai yra kalbama apie tai, kad jeigu prasidėjo konfliktas, pasišalink, pabėg, pasitrauk, bet kalbant apie valstybės, tai paprasčiausiai netinka, dėl to, kad valstybė niekur nepabėgs ir jeigu konfliktas yra iš agresyvios kaimynės, valstybė yra priversta gintis. Karuose vienintelis būdas išvengti mirčių ir karo yra sėsti prie stalo ir tartis demokratiniu būdu. Kare dėrybos nevyksta demokratiniu būdu, tai yra eilinis nusišnekėjimas ir nesąmonė. Kare dėrybos yra įmanomos vieninteliu atveju, kai abi pusės, pabrėžiu, abi pusės gali suprasti, jog toliau savo tikslų karinėmis priemonėmis nebepasieks, galbūt trūksta resursų, galbūt pasikeitė situacija ir tada jos sėda dėrėtis dėl taikos sąlygų. Tai mes galime pavadinti dėrybomis. Jeigu viena pusė turi lemiamą pranašumą, o kita pusė yra priversta sutikti su jai padiktuotomis sąlygomis, tai nėra dėrybos, tai yra kapituliacija. Visi karai istorijoje baigėsi prie dėrybų stalo. Tai yra eilinė nesąmonė. Istorijoje yra apstų karų, kurie baigėsi ne prie dėrybų stalo. Tai yra, prisiminkite, pavyzdžiui, Punų karus, kurie baigėsi Kartaginos sunaikinimu. Prisiminkite, pavyzdžiui, Romėnų ir Dakijos kovas. Šiandien Dakija, turbūt daugelis net nežino, kas ta Dakija, automobilius žino Dacia, kuriais kai kurie lietuviai važinėja, o anksčiau Dakija buvo pakankamai stipri valstybė, kuri kovojo su romėnais. Kai romėnai, Romos imperija, nugalėjo šitą valstybę, jokių dėrybų nevyko. Žmonės buvo parduoti į vergiją, išžudyti, jie taip pyko ant savo priešininko, kad pakeitė šios valstybės pavadinimą. Ir mes dabar ją žinome ne kaip Dakija, o kaip Rumunija, nors reikėtų turbūt sakyti Romėnija pagal savo imperijos pavadinimą. Romėnai pakeitė užkariautos valstybės pavadinimą ir jisai yra gyvas iki šiol. Mes galime prisiminti, pavyzdžiui, Čingiskano karus ir jo užkariavimus. Ten vėlgi jokių dėrybų stalo dažnu atveju nebūdavo. Būdavo tiesiog totalinis priešo sunaikinimas. Tai čia kalbant apie istorijos žinias, o jeigu mes pasižiūrėtume į 20 amžių, vėlgi pirmas, antras pasaulinis karas, jie baigėsi ne dėrybomis, jie baigėsi kapituliacija, pralaimėjusių valstybių žemių praradimu, padalinimu ir panašiai. Pasižiūrėkite, pavyzdžiui, į antrą pasaulinį karą ir į Vokietiją, į rytų ir vakarų Vokietiją, padalintą Berliną ir panašiai. Pažiūrėkite į Japonijos kapituliaciją po Hirošimos ir Nagasakio. Ir pagalvokite dar apie vieną dalyką. Kodėl vokiečiai iš rytų Vokietijos bėgo, rizikavo gyvybę ir netgi žūdavo, lipdami per sieną, bėgo į vakarų Vokietiją. Kodėl net atvirkščiai? Kodėl Japonija, pavyzdžiui, Amerikos nebuvo okupuota, išsaugojo savo nepriklausomybę ir netgi tapo klestinčia šalimi? Tai čia yra atsakymas galbūt į klausimą, kodėl Ukraina nenori kapituliuoti prieš Rusiją ir puikiai supranta, kas jos laukia. Nei vienas podcastas, kuris ten, tarkim, prikolintų iš Putino, akivaizdžiai jisai neįsilaikytų ten neįsikundęs. Comedy Club, jeigu pažiūrėtum, ten dažnai prikolina iš Putino. Žinai, kas yra, bet ten yra jų pačių kanalas. Tai jie leidžia kažkiek to daryti, kad sukurtų iliuziją, kad yra laisvas žodis. Aš suprantu, aš nemanau, kad tai dėl maždaug iliuzijos. Aš manau, kad daug kas gali kritikuoti tą Putiną. Ir daug kas bandė, ir pažiūrėk į Navalną, jis surinko, jo video rinko 100 milijonų
peržiūrų. Idiotas. Alex Show podcasto kūrėjas sako, kad Rusijoje yra teisė kritikuoti valdžią ir nurodo Comedy Club ir Navalną. Tai aš tiesiog paskaitysiu antraštės. Šių metų rugsėjo 19 diena. Komedijų klubas Comedy Club užsidaro. Laida buvo rodoma 19 metų. Šių metų rugsėjo 30 diena LRT portalas The Insider įslaptinti dokumentai rodo, kad Navalnas kalėjime galėjo būti nunuodytas. Aš sakiau, kad epizodas bus ilgas, na ir apie žodžio laisvę mes dar čia pasikalbėsime, kaip ir apie Rusiją bei Kremliaus trolius. Tačiau dar vieną dalyką, baigiant su Alex Show podcastu, aš noriu padaryti. Nesusilaikysiu, tiesiog citata labai aiškiai parodinti, kas tai per žmogus, kuris kūrė šitą podcastą. Po to Devulis atsidėkojo. Vieną dieną atsisėdo ir žiūri ragelį šalia. Ir pasiėmiau aš tą telefoną. Metro. Nu, ir šio. Ir pardaviau Lietuvoje. Jis kietas. Tu viešai savo podcaste giriesi, kaip tu iš esmės pavogiai svetimą telefoną. Tai yra, radus telefoną, Metro, tu tikrai gali jį grąžinti savininkui. Na, jeigu pats nemoki ten elementarių funkcijų, tai gali nunešti jį į policiją ir policija tikrai grąžins šitą telefoną savininkui. Jeigu tu jį veži čia į Lietuvą, jeigu tu jį pardavinėjai, tai akivaizdu, kad tu jį turi atrakinti, pakeisti korteles ir visokius kitokius dalykus su juo padaryti. Na, reiškia, tu pasisavinai svetimą turtą ir tu tuo didžiuojasi ir iš to juokiesi. Na, tai ką čia daugiau kalbėti? Žmonės, kurie ateityje eis į Alex Show, daugiau mažiau žinos, su kuo turi reikalą ir su kuo kalba. Kas toliau? Sveiki visi, aš norėčiau akcentuoti tokius dalykus. Prašau, kad kolegos advokatas Misiūnas, esu Eduardo Vaitkaus atstovas rinkimuose. Aš noriu jūsų paklausti, jeigu reikėtų apibūdinti, kaip Lietuvoje atrodo ubagas. Na, vėlgi, sinonimų galima panaudoti. Vargšas, varguolis, beturtis. Štai prieš jūs stovi ubagas, tikrąja to žodžio prasme. Žmogus, kuris su prabangiu kostiumu, kaklaraiščiu, baltais marškinėliais ir važinėja Porsche Cayenne. Žmogus, prie kurio durų stovi aibė antstolių ir jisai kreditoriams neatiduoda pinigų. Žmogus, kuris randa pinigų sumokėti užstatą ir eiti su Eduardumi Vaitkumi, tai yra antivalstybininku ir Kremliaus troliu į Seimo rinkimus. Ir žmogus, kuris yra apgavęs aibę kitų ir tai darys ateityje ir aš jums papasakosiu, kaip jis tai daro ir kaip jis tai darys. Tai yra neįtikėtina istorija. Jinai rodo ne tik tai, koks dvasios ir finansinis ubagas yra Mažvydas Misiūnas, bet pirmiausia, jinai rodo, kiek neįgali yra advokatūra ir advokatų garbės teismas, kurio beje narys, buvęs advokatūros vadovas Ignas Vėgėlė, taip pat dalyvauja Seimo rinkimuose. Ir kai jūs žiūrėsite apie šitą istoriją, galvokite, ką jisai sako ir kaip yra iš tikrųjų. Aš jums labai trumpai pacituosiu keletą publikacijų. Tai yra didelės istorijos, jos gali būti atskirai vertos epizodų, bet aš dabar negaišiu nei jūsų, nei savo laiko, man jos reikalingos kaip kontekstas. Elrytas LT 2022 m. kovo 29 diena. Vakarėlių liūtų vaidintas veikėjas apmovė ir žinoma finansų bendrovė. Tyrimas keistai įstrigo. Kalba apie Titą Blėdį ir apie finansų bendrovę Peiserą, bet man įdomesnė yra štai šita dalis. Pinigus iš karto grynino. Bene įdomiausiai atrodo pinigų pervestų į Lietuvą keliai. 2007 m. rugpjūtį lėšos iš TransferBee sąskaitų Didžiojoje Britanijoje pradėjo plaukti į advokatų kontoros Misiūnas ir partneriai depozitinės sąskaitas. Kone kas savaitę, o kartais net kas dieną buvo pervedama po keliasdešimt tūkstančių eurų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad advokatas Mažvydas Misiūnas per kelis kartus paimdavo tai 80, tai 50 tūkstančių eurų grynaisiais. Iš vienos sąskaitos, į kurią plaukė pinigai, per metus buvo išgryninta net 362 tūkstančiai eurų. TransferBee naudojasi ir tos pačios teisininkų kontoros advokato Daumanto Skebo paslaugomis. Į jo sąskaitą atkeliavo 52 600 eurų suma, o pats advokatas tą pačią dieną per 2 kartus grynaisiais pasėmė 52 084 eurus. Negana to, kaip rodo Lietuvos ryto turimas Peisera, TransferBee ir Misiūnas ir partneriai advokatų pokalbio įrašas, buvo siūloma už atitinkamą sumą sutvarkyti ir viską tyliai numarinti. Pats Kostas Noreika neslėpia, kad tai buvo svarstoma ir netgi minėtas konkretus atlygis – 20%. Portalas Delfi 2019 m. vasario 11 diena. Žinoma, Vilniaus advokatą užgriuvo nemalonumai, susivienę gyventojai siekia atgauti didžiulę sumą. Na ir čia kalba apie tai, kad Mažvydas Misiūnas teisėsi su namo daugiabučio bendrija, kuri jį kaltina pasisavinus didžiulę pinigų sumą.
Prie laiško prisegtoje nepriklausomo audito išvadoje rašoma, kad per beveik 11 metų bendrijos lėšomis Mažvydui Misiūnui išmokėta 178 000 eurų. Nors ir nurodoma, kad buvo sudaryta teisinės pagalbos sutartis, kurią remiantis buvo išmokėta 146 547 eurai, gyventojams kyla klausimų dėl pačių teiktų paslaugų. Tvirtinama, kad bendrijos susiformavimo pradžioje jų išties reikėjo, tačiau vėliau vargu. Klausimų kelia ir tai, kad audito metu nustatyta, jog bendrijos lėšos buvo naudojamos apmokėti Italijoje viešbučio sąskaitas bei kitoms asmeninėms reikmėms. Taip pat keliasdešimt tūkstančių išgryninta bankuose, o paskutinėmis valdymo dienomis dar ir pervesta 15 000 eurų suma žmonai. Prie Mažvydo Misiūno žmonos, Julijos Misiūnienės, mes netrukus grįšime. Patikėkite, tie 15 000 yra saulėgrąžos. Vien šiuose dviejose istorijose minima daugiau negu 500 000 suma. Na ir vis tiek, nepaisant tokių didelių pinigų, nepaisant to, kad važinėja advokatas brangių automobilių, prabangiai gyvena, turi kontorą miesto centre, aš vis tiek jį vadinu ubagu. Kodėl? Netrukus paaiškinsiu. Taigi, papasakojau kontekstą, tokių istorijų yra daugiau, bet aš sąmoningai dabar nieko daugiau neminiu, tik tai šitas dvi istorijos, kurios jau yra aprašytos žiniasklaidoje. Kas atsitinka? Kai tik tai Delfi parašo apie konfliktą su namo bendrija, Misiūnas nusprendžia sudaryti taikos sutartį. Jisai sako, taip, kaltas, aš esu pasiruošęs sumokėti, bet mes turime sustabdyti teisinį procesą. Pažvelkite tą gudruolį. Pasirašyta taikos sutartis numato, kad Mažvydas Misiūnas turi sumokėti 25 000 po 1000 eurų per mėnesį, 25 mėnesius namo bendrijai. Tokiu būdu jis iš esmės pripažįsta, kad darė pažeidimus, tokiu būdu jis iš esmės pripažįsta savo kaltę, nes kaip tu kitaip mokėtum. Aišku, ta suma 25 000 yra nepalyginamai mažesnė nei ta suma, kurią jūs girdėjote, kai aš skaičiau Delfi straipsnį, citavau ten, apie 140 kelis tūkstančius buvo kalbėta. Ir Mažvydas Misiūnas taip pat įrašo į sutartį, kad kita pusė, tai yra namo bendrija, nebegali jo viešai kritikuoti, nebegali viešai kalbėti apie kažkokius piknaudžiavimus ir nebegali teismų pagalba stengtis tą didesnę sumą iš jo atgauti. Kągi, sutinka namo bendryje, galvodama, kad viskas čia pasibaigs tyliai ramiai, jie tos pinigus atgaus ir šitas procesas pasibaigs. Bet juk čia yra Mažvydas Misiūnas. Akivaizdu, kad taip neatsitiko. 3 kartus jis sumoka po 1050 eurų ir viskas. Mokėjimai baigėsi, jis sako, daugiau galimybės mokėti nebeturiu. Namo bendryje atsiduria labai keistoje situacijoje. Tai yra iš esmės tas teisinis procesas, kuris buvo pradėtas, nepriklausoma audito išvada ir taip toliau, keliauja į šiukšlių dėžę, nes taikos sutartis jau sudaryta. Prie tų klausimų iš esmės tu grįžti nebegali. Vienintelis dalykas, ką jie gali daryti, tai jie kreipiasi į teismą, gauna vykdomąjį raštą ir kreipiasi į antstolius, kad būtų išieškota ta suma, kurią Misiūnas įsipareigoja mokėti pagal taikos sutartį. Ir ką pamato antstoliai? Staigmena. Ponas Misiūnas neturi turto, kuriuo galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Aišku, kyla klausimas, kaip tai gali būti. Beje, kreditoriai esame ir kiekvienas iš mūsų, todėl kad yra neatsiskaitimas ir su valstybinėmis institucijomis. Na pavyzdžiui, čia yra 22 metų sausio 26 dienos turto arešto aktas. Antstolis Mindaugas Dabkus, areštuojamas Mažvydo Misiūno turtas, kurio aišku nėra tam, kad būtų padengti visi įsipareigojimai, visos skolos. Ir čia išieškotojas, tai yra kam skolingas Mažvydas Misiūnas, yra Vilniaus miesto socialinio draudimo fondo valdyba, tai yra Sodra. Nesumokėti mokesčiai, turto arešto mastas, tai yra tiek, kiek skolingas yra Misiūnas, 4187 eurai 63 centai. Aišku, čia tik lašas jūroje, jūs galite įsivaizduoti, kiek ten yra skolų ir kiek yra laukiančių žmonių. Dabar grįžkime prie štai šito ubago žmonos. Kaip jūs manote, ubago žmona kokiu automobiliu važinėja? Aš jau sakiau, Misiūnas važinėja Porsche Cayenne. Jo žmona važinėja taip pat Porsche automobiliu, tiesa ne Cayenne, o Porsche Macan. Štai čia yra kitas raštas kitam antstoliui dėl kito eilinio turto arešto. Ir šio rašto autorė yra Julija Misiūnienė. Taigi 2020 m. balandžio 27 d. jinai rašo antstoliui Dariui Bliznikui ir sako, kad antstolis atsiuntė turto arešto aktą, kuriame pranešama, kad areštuotos mano asmeninės banko sąskaitos dėl mano sutuoktinio Mažvydo Misiūno asmeninių skolų.
prašome kuo skubiau nuimti areštą nuo visų mano asmeninių banko sąskaitų, dėl to, kad visos juose esančios lėšos ir ateityje gautinos lėšos yra mano asmeninė nuosavybė, kaip tai nustato povedybinė sutartis registruota viešajame registre. Ji pridedama. Pažymėtina, kad remiantis povedybinės sutarties 4 punktų už savo skolas kiekvienas iš sutuoktinių atsako savo turtu. Todėl mano sutuoktinio skolos negali būti išieškomos iš mano asmeninių sąskaitų, o taip pat jos negali būti areštuotos. Skubiai per vieną darbo dieną, nenuėmus arešto nuo visų mano banko sąskaitų, to pasakoje bus apribota mano individuali veikla, o aš neturėsiu galimybės naudotis lėšomis vykdant individualią veiklą. Todėl visi susidarę nuostoliai, įskaitant negautas pajamas dėl delsimo nuimti areštą, bus išieškomi antstolio. Paprastai tariant, povedybinėje sutartyje yra numatyta, kad visas po vedybų įgytas turtas sutuoktinių yra atskiras. Tai yra, jeigu pinigai yra žmonos sąskaitoje, tai yra jie tik tai žmonos, tai yra jos turtas, na, o jeigu pinigai yra vyro sąskaitoje, tai yra jo turtas, jo nuosavybė ir žmona negali į tuos pinigus pretenduoti. Lygiai taip pat numatyta, kad visos prievolės yra atskiros. Tai yra, jeigu vyras turi skolų, žmona už tas skolas neatsako. Ir jūs įsivaizduokite, kaip tai yra patogu. Pavyzdžiui, šeima turi nekilnojamą turtą, šeima turi kelias transporto priemonės. Visa tai yra sukabinta ant žmonos, viskas. Kreditoriams šitas turtas yra neprieinamas. O dabar spėkite, kur dirba Julija Misiūnienė ir kur jinai gauna savo pajamas. Taip, jinai dirba savo vyro advokatų kontoroje, Misiūnas ir partneriai. Jinai čia yra advokato padėjėja. Sutikite, labai būtų sudėtinga tokioje situacijoje, štai logiškai mąstant, atskirti, kur yra žmonos pajamos ir kur yra vyro pajamos, turint galvoje, kad žmona yra advokato padėjėja vyro advokatų kontoroje. Na, bet vėlgi, kaip ir sakiau, čia ledkalnio viršūnė. Ką daro mūsų padorusis politikas? Žmogus, kuris dabar remia antivalstybiniais pareiškimais pagarsėjusi Eduardą Vaitkų, žmogus, kuris yra skolingas kitiems, prie kurio kabineto ir namų durų yra antstolių eilės. Man atrodo, kad žmogus turėtų iš gėdos degti, bet tik tai ne Mažvydas Misiūnas. Mažvydas Misiūnas nusprendžia, kad jeigu kažkas apie jį blogai kalba, jeigu kažkas drįsta kreiptis į antstolius, tai jisai padarys taip, kad tam žmogui gyvenimas taptų tikrų pragarų. Ir jisai pradeda tiesiog per teismus bombarduoti visais įmanomais būdais dėl bet kokio įmanomo klausimo tiek bendrijos pirmininką asmeniškai, tiek pačią bendriją ir bendrai, jeigu pasižiūrėti, kiek jisai turi teismo procesų, tai yra bet kas apie jį bent žodį blogai pasako, sulaukia iš karto jo dėmesio, jis keliauja į teismą. Kerštas yra labai pavojinga motyvacija. Žinoma, kiekvienas turi teisę kreiptis į teismą, niekas Lietuvoje tokios teisės apriboti negali, bet jūs supraskite, kas atsitinka. Tu gali būti visiškai teisus. Tu gali laimėti teismo procesą, bet tau vis tiek reikės sumokėti savo advokatui, tu vis tiek patirsi teismo išlaidas. Ir kai ateina laikas tas teismo išlaidas prisiteisti iš kitos pusės, gauti iš kitos pusės, kai teismas tau jas priteisė, tu staiga sužinai, kad nieko tu negausi. Todėl, kad kita pusė yra ubagas, kuris važinėja su Porsche, bet kuris negali nei cento sumokėti savo kreditoriam. Kai aš sakau nei cento, aš meluoju. Prieš jūs yra dokumentas, kuris atsirado praėjusių metų, 23 metų, balandžio 14 dieną. Antstolis Mindaugas Dapkus kreipėsi dėl informacijos pateikimo. Kalba yra apie skolą, tai yra Mažvydas Misiūnas, pralaimėjo teismo procesus ir yra Konstitucijos prospekto 9 daugiabučio namo savininkų bendrijai skolingas už teismo išlaidas 1384 eurus. Dėmesio, vykdomasis dokumentas, tą skolą išieškoti yra išduotas 21 metų spalio 8 dieną. Kiek jau laiko praėjo ir per tą laiką yra nurodoma, informuojama, kad pagal vykdomąjį dokumentą išieškotojo naudai yra išieškota 46 eurai 60 euro centų apmokėtų būtinųjų vykdomųjų išlaidų ir 194 eurai 84 euro centai skolos. Per 3 metus antstolis sugebėjo išieškoti kiek daugiau negu 200 eurų. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokioje situacijoje atsiduria visi kreditoriai. Ir galbūt jūs manote, kad Mažvydas Misiūnas tikrai neturi pinigų? Pagal rinkimų kodeksą užstatą parašyta, kad reikia sumokėti. Kas yra užstatas? Užstatas tai yra kaip garantas, kad parodantis, kad žmogus, norintis eiti į Seimo rinkimus, kad jisai yra pasiruošęs ir turi ryžto ir surenka 2018 eurų savo asmeninių lėšų, įdeda į VRK, sakykime taip, kaip užstatą ir tada jau formina dokumentus tam, kad kandidatuoti Seimo rinkimus. Čia toksai kaip garantas, kad žmogus
parodytų savo ryštą. Ar jūs sumokėjote tą grantą? Aš be abejo sumokėjau tą grantą ir visą kitą, bet VRK vėliau parašė tokį raštą, kad norėjo patikslinti, iš kokios aš sąskaitos padariau tą užstatą. Aš jam paaiškinau, kad aš padariau užstatą iš mokėjimų įstaigos, kuri yra ne Lietuvoje, o ES šalise. Noriu priminti, kad kažkur apie 1 milijoną žmonių Lietuvos piliečių turi užsienio sąskaitose savo sąskaitas, Lietuvos piliečių, ir aš esu vienas iš jų, ir aš padariau iš tokios sąskaitos pavedimą, tai yra užstatą Vyriausiai rinkimų komisijai. Aš paėmiau šitą ištrauką, yra toks labai mažas YouTube kanalas už kadro, propagandinis, jame 50 peržiūrų yra po šito video, bet jūs įsiklausykite. Aš noriu paklausti Misiūno Mažvydo. Ubagė, tai jeigu tu turi tuos tūkstančius kažkur užsienio sąskaitoje, mokėjimo platformoje, ar tu būdamas advokatu suvoki, kad tai nėra tavo pinigai, o tai yra tavo kreditorių pinigai? Tu esi skolingas, tu turi turtinės prievalas, tu turi teismo sprendimus ir antstolius prie savo durų, galiojančius teismo sprendimus dėl skolų išieškojimo, vykdomosius raštus išduotus, turto areštas, kodėl negalioja tavo tai užsienio sąskaitai. Man klausimas, ką daro valstybinė mokesčių inspekcija. Tai yra žmogus, kuris eina į politiką, remia antivalstybinį kandidatą, kuris tiesiog tyčiojasi iš kreditorių, įskaitant mus visus, nes nesumoka savo skolų ten Sodrai ir kitoms institucijoms. Jisai viešai dabar sako, kad užsienyje aš, kaip ir kiti, turiu pinigų, kurie aiškiai nėra deklaruoti, nes tos sąskaitos būtų areštuotos. Klausimas, kaip jis nuo tų sumų sumoka mokesčius. Klausimas iš viso, ar jis deklaruoja, nes Lietuvos Respublikos piliečiai privalo deklaruoti savo lėšas ir užsienio bankuose, ir užsienio mokėjimo platformose. Bent jau aš tai darau. Klausimas, kodėl jam leidžiama to nedaryti. Ir štai žmogus sėdi, ten už kadro kažkas jo klausinėja, o jisai atsipūtęs pasakoja, tai aišku, čia yra mano asmeninės lėšos, sumokėjau, Vyriausia rinkimų komisija yra kalta. Tu ar taip į Seimą nepateksi. Klausimas, kokioje mes valstybėje gyvename, jeigu advokatai elgiasi tokiu būdu, kaip paskutiniai sukčiai. Dar vienas įdomus šios istorijos aspektas, kuris mane ypatingai liūdina. Tai yra kontoroje Misiūnas ir partneriai dirba advokatas Mamertas Misiūnas, kuris yra Mažvydo Misiūno tėvas. Tai yra žmogus, kuris dėstė Lietuvos teisės universitete ir tada, kai aš jame studijavau. Ir tai yra žmogus, kuris ilgą laiką dirbo teisėju ir netgi vadovavo vienam iš apylinkės teismų. Advokatas Mamertas Misiūnas turi apie 20 metų teisėjavimo patirtį. Teisėjo darbą pradėjo viename iš Vilniaus miesto apylinkės teismų, vėliau buvo paskirtas teismo pirmininku Molėtų rajono apylinkės teisme. Dėstė studentams įvairius teisės dalykus Lietuvos teisės universitete, dabar Mykolo Riomerio universitete, bei kituose teisės mokymo įstaigose. Vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos tu išgirsti studijuodamas civilinę teisę universitete, yra principai, kurie įrašyti civilinėme kodekse. Tai yra sąžiningumo, protingumo ir proporcingumo principai. Ir teisėjai turi jais vadovautis, vertindami civilinės bylas. Kaip jūs manote, gerbiamas buvęs teisėjau, ar yra sąžininga, protinga ir proporcinga tai, ką daro jūsų sūnus, kai jisai nuo kreditorių slepia savo turtą, kai jisai kreipiasi į teismą, tampo po teismus žmonės, vėliau pralaimi ir nekompensuoja jam patirtų teismo išlaidų. Ir teismas iš anksto žino, kad jisai tų išlaidų nekompensuos, visi tai supranta ir niekas jam nieko padaryti negali. Tai yra jūsų sūnus ir tai yra jūsų verslo partneris, jūs dirbate vienoje kontoroje. Ar jūs nemanote, kad tai yra ne šiaip neteisinga, o teismai vieninteliai Lietuvoje vykdo teisingumą? Tai yra paprasčiausiai gėdinga. Kad mes su Mažvydu Misiūnu susitiksime teismuose, man didelių abejonių nekyla. Dėl to aš puikiai suprantu, kokioje situacijoje atsidursiu. Ir tai yra labai juokinga. Apie tai bus galima tiesiog daug kalbėti ir jum rodyti, koks yra teisingumas Lietuvoje, kai elementarus sukčius gali taip tyčiotis iš žmonių. Na, bet kol kas Mažvydas Misiūnas kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos asociaciją ir cituoju. Pasak jo, 2024 metais, rugsėjo 4 dieną, atsakovas, tai yra aš, tyčia atsisakė suteikti pareiškėjo galimybę pasinaudoti atsakymo teise. Nors tinklalaidėse atsakovas informaciją skleidžia santykinai santirių tonų ir teisiškai atsargiais išreiškimais, tačiau elektroninio pašto atsakymą pareiškėjas atsakovui pratrūko įžeidinėjimais ir arogancija. Atsakovas atsakė pareiškėjo atstovui. Troli, daugiau nebetrukdyk, čia yra mano elektroninis paštas cituojamas. Savo šūtkanalyje jūs ne tik apie mane video darėt, bet net ir mano foto ant viršelio dėjot. Tada nereikėjo atsakymo teisės suteikti. Kad aš tokį Kremliaus šiukšlyną į savo kanalą įsileisčiau,
Nejuokinkit, skirtingai nei jūs, aš krovinių iš Maskvos per Telegram nederinu ir huilo batų nelaižau. Apie bet ką galiu kalbėti, kada tik noriu ir jokiems antivalstybininkams niekada savo kanalo nesuteikiau ir nesuteiksiu. Beje, iš Elryto publikacijų pamenu, kad rašo aferistas, svetimus pinigus pasisavinęs. Atsiskaityk su nukentėjusia įmonė, politikė. Taigi pareiškėjo elgesys ir jo elektroninis laiškas atsakymas vienareikšmiškai rodo, kad pareiškėjas atsisako suteikti pareiškėjų galimybę, vėlgi rašo beraštis advokatas, jisai maišo pareiškėją ir atsakovą, bet tiek tos pasinaudoti atsakymo teise į atsakovo paskelbtą videopublikaciją. Čia reikia suprasti du dalykus. Pirmiausia, dabar Mažvydas Misiūnas labai verkia, guodžiasi ir visiems viešai pasakoja, kaip jisai buvo puikios reputacijos advokatas, bet štai susidėjo su Eduardu Vaitkumi, kuris yra aiškiai prokremliškas kandidatas, sakantis, kad Ukraina kalta dėl karo, sakantis, kad Lietuvai reikia išstoti iš NATO, iš ES ir visi štai jį užsipuolė. Nieko panašaus, jūs matote datas, kada buvo uždėti turto areštai, kaip jis apgaudinėjo savo kreditorius, kada buvo ten ikiteisminiai tyrimai, kada rašytos publikacijos, jis turėjo labai rimtų problemų ir turi tų problemų, jo reputacija ypatingai prasta, o tai, kad jisai ją dar labiau pablogino pasukdamas į politiką ir susidėdamas su štai tokiais antivalstybiniais veikėjais, tai yra tik tai detalė. Aišku, politiko kritikos ribos yra labai plačios ir aišku, mums yra labai svarbu žinoti visas detalės apie asmenis, kurie suka į politiką, dėl to, kad nuo jų gali priklausyti mūsų įstatymai, nuo jų gali priklausyti mūsų gyvenimai ir be abejo visame pasaulyje, kalbant apie politikus, dar kartą, kritikos laipsnis, jų viešumo laipsnis gali būti labai ir turi būti labai aukštas. Na ir bendrai reikia suprasti, vėlgi, pavyzdžiui, kai mes kalbame apie Mažvydo Misiūno situaciją, sakykime, vedybinę sutartį ir taip toliau, kai žmogus yra tokioj teisinėj situacijai, bet kas su juo turės kokių nors reikalų, turi suprasti, paskolinate jam pinigų, jūs jų neatgausite. Tai yra tik tai jo geros valios klausimas, ar jis jums atiduos ar neatiduos, jūs su antstolių pagalba nieko iš jo neišsiieškosite, nors atrodo, kad žmogus gyvena tikrai labai gerai, gražiai rengiasi, važinėja, kaip ir sakiau, Porsche Cayenne, žmona taip pat važinėja Porsche, viskas atrodo labai puiku. Bet tai yra tas atvejis, kaip aš esu pasakojęs daug kartų apie įvairius sukčius, kurie jums prižada labai gražių dalykų, iš jūsų paima pinigus, atrodo, kad žmogus toks padorus, toks geras, o iš tikrųjų paskui paaiškėja, vos tik tai jūs susidurite su teisinėmis problemomis, su tais pačiais antstoliais, kad jis nieko neturi ir jūs paprasčiausiai išdūrė. Tai būkite atidus. Aišku, kad šitas žmogus nepateks į Seimą, aišku, kad niekas už jį nebalsuos, aišku, kad tas pats Vaitkus irgi nepateks ir liks kažkur kelkraštyje politikos, bet vėlgi jisai niekur nedings, jisai toliau bus advokatas, jisai toliau tyčiosis iš žmonių, jisai toliau juos duos į teismą, teisėjai turi matyti, kas tai per veikėjas, teisėjai iš karto turi taikyti įstatymo numatytus instrumentus, pavyzdžiui, taip pat ir dėl strateginių ieškinių. Jeigu ateina žmogus iš anksto piknaudžiaudamas procesu, tu tam turi užkirsti kelią, galų gale yra ir kitos institucijos, ta pati prokuratūra turėtų imtis veiksmų, jeigu tu slepi savo turtą nuo kreditorių, tu iš esmės juos apvogi. Tai yra, įsivaizduokite, aš nueinu į parduotuvę, aš pavogiu 2 brangaus alkoholio butelius, man baudžiamoji atsakomybė. Čia mes kalbam apie 10 000, žmogus tyčiojasi iš savo kreditorių, tai yra tų žmonių, kuriems yra skolingas, na ir visi stebi, tarsi taip ir turėtų būti, viskas yra normalu. Tai vėlgi aš tikiuosi, kad ledai pajudės, vėlgi kalbant apie savo paties teisinius procesus, aš tikiuosi, kad tai duos daugiau viešumo ir pastumės išsiskaidrinti šiek tiek. Ir tai pačiai advokatūrai, aš neturiu daug vilčių kalbant apie advokatų garbės teismą, bet aš turiu galbūt vilčių kalbant apie didelės, stambes, rimtas advokatų kontoras. Negi jūs norite, kad advokatus Lietuvoje žmonės matytų štai kaip tokius veikėjus, kurie dėvi advokato mantiją, turi advokato ženklelį. Negi jūs patys nesuprantate, kokia tai yra dėmė visai advokatūrai. Jūs renkatės purvą. O Mažvydui Misiūnui, kurį labai nustebino, jums citavau, kaip aš bendrauju, aš galiu asmeniškai ir viešai pasakyti, tu esi dugnas, Lietuvos politikos dugnas, Lietuvos teisės dugnas, tu esi problema ir reikia visiems labai rimtai pasvarstyti, kaip nuo tavęs apsaugoti sąžiningus žmonės, kaip šitą problemą išspręsti. Greičiau pragaras užšals, negu tokiem kaip tu aš atiduosiu savo kanalo auditoriją, kad tu galėtum meluoti, kad tu galėtum klaidinti ir skleisti čia savo antivalstybinius teiginius. To nebus niekada. Aš nesu žinios, aš nesu koks nors portalas, aš nesu LRT debatai, kur visiems turi būti duota vienodai laiko, nesvarbu, kokias nesąmonės jie sako, kur žurnalistas turi surinkti 2 nuomonės ir savo nuomonės nesakyti. Priešingai, čia yra vlogas, aš esu tinklaraštininkas, čia yra mano pateikiami faktai ir mano nuomonė apie tuos faktus.
Tokią teisę aš turiu, tai yra patvirtinę ir teismai, ir ta pati visuomenės informavimo etikos asociacija, ir aš žadu tai daryti toliau. Ir net jeigu viskas pasikeistų, net jeigu man būtų uždrausta tai daryti, net jeigu man kažkas bandytų tiesiog prievartą brukti tokius, kaip tu ir sakytų, žiūrėk, tu turi jam duoti savo kanalo laiką, kad jie čia galėtų savo blėnius tiražuoti, aš greičiau šitą kanalą uždaryčiau, negu aš tokiam dalykam pakluščiau. Mes nepasiduosim! Tai nėra viskas, apie ką aš su jumis norėjau pasikalbėti, bet kiti dalykai susiję su kiek kitomis temomis ir aš matau, kad mes peržengiam per 1:10 minučių. Aš šį kartą 2 valandų epizodo nedarysiu, nes aš manau, kad tiesiog bus per daug. Per daug ir man, ir jum, neišlaikysite jūs tiek daug dėmesio. Na, aš matau iš statistikos, kad tos temos, kurios atsiduria ilgų epizodų pabaigoje, na, jas pasižiūri kur kas mažiau žmonių. Nepaisant to, kad ant tokių epizodų ilgesnių peržiūrų yra daugiau, bet patikėkite, žmonės tiek ilgai prie savo telefono arba prie savo kompiuterių ar televizorių neišsėdi. Dažniausiai paskui kažkur viduryje pameta ir pamiršta sugrįžti. Tai ne kitą, o dar kitą savaitę aš pratęsiu šitas paruoštas temas, kaip ir sakiau, tai bus kiek kiti dalykai, bet jie irgi yra svarbus, o dabar aš pabaigsiu tuo, nuo ko ir pradėjau. Tai yra, kai mes kalbame apie būtinąjį reikalingumą, ar ne, pavyzdžiui, valstybė kažkas okupavo, na ir dabar staiga sukuriamos yra tokios sąlygos, kad jeigu tu neveiksi taip, kaip reikia okupantui, tu tiesiog negyvensi, tu būsi kažkur ištremtas, uždarytas arba tiesiog fiziškai sunaikintas, kaip ir tavo šeima, mums yra labai sudėtinga tada žmogaus elgesį vertinti geras arba blogas, jis tiesiog neturi pasirinkimo. Bet dabar mes gyvename laisvoje valstybėje ir šitoje valstybėje gali veikti atvirai antivalstybiniai asmenys. Tai yra, gali veikti žmonės, kurie sako, žiūrėkite, Lietuva neturėtų būti NATO ir ES nare, pabandykite akimirką įsivaizduoti, jeigu šitie kliedesiai taptų realybę. Kas Lietuvos lauktų ir kas Lietuvos būtų laukia, jeigu mes neturėtume sąjungininkų ir štai atsidurtume Ukrainos situacijai. Kiek mes galėtume vieni priešintis tai pačiai Rusijai? Ar kažkas naiviai tiki, kad Rusija yra draugiška, negroboniška valstybė ir neagresyvus kaimynas ir nenorėtų, pavyzdžiui, pasinaudoti štai tokią situaciją, prasikirsti savo sausumos koridorių į Kaliningradą ir panašiai. Tai aš dabar nenoriu kalbėti apie banalius dalykus, aš tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų pareiga laisvoje valstybėje, kur žmonės daro laisvus pasirinkimus, tuos pasirinkimus vertinti. Mes galime kalbėti geras, blogas, melas, tiesa, mes negalime viešosios erdvės palikti štai tokiem veikėjam, nes jeigu tokie veikėjai tą viešą erdvę pasinaudos blogiems tikslams, mes paprasčiausiai šitos valstybės galime netekti ir istorijoje tokių pavyzdžių mes jau labai daug turėjome. Laisvė visada yra susijusi su atsakomybė. Laisvė yra susijusi su atsakomybė už savo sprendimus. Vėlgi, kalbant apie situaciją, kai žmogus netiduoda savo skolų, jeigu jisai jų netiduoda dėl to, kad tikrai neturi pinigų, jis neturi kaip išmaitinti savo šeimos, vargu bau, ar tu gali jam dėl to priekaištauti ir ant jo labai pykti, nes jis neturi pasirinkimo. Jo situacija yra tragiškai prasta. Bet kai žmogus gyvena prabangiai, kai žmogus tą prabangą demonstruoja, kai žmogus atvirai sako, kad žiūrėkite, aš užsienyje turiu pinigų, bet tuos pinigus slepia nuo kreditorių ir nuo valstybės institucijų, kokia čia laisvė? Tada klausimas yra visai kitas. Tada klausimas, kaip tokią laisvę apriboti. Aš net neįsivaizduoju Lietuvoje gyvenimą, jeigu atsirastų dar kokie Malinauskai 5 ar 10 tokių. Ir tai yra viskas. Aš pradžioje, kaip visada, neminėjau, bet paminėsiu pabaigoje ištikimiausiam žiūrovam, kurie pasižiūrėjo iki šitos vietos. Mūsų jau daugiau negu 167 000, aš kalbu apie kanalo prenumeratorius. Tai vėlgi, jeigu jūs matote vertę, paspauskite patinka, prenumeruokite, parašykite komentarą, visa tai mums labai labai stipriai padeda. Aš jums tariu didžiulį ir nuoširdų ačiū, mes pasimatysime po mažiau negu savaitės, iki.